Tai iš kur atėjo tos žinios ar tas supratimas, kad dabar geras momentas pradėti investuoti? Aš visada pasilikau tą pakankamai didelę, tikrai net 3 mėnesių pagalbę santaupų, kaip kad turėčiau sąskaitoje. Iš esmės suformavai portfelį iš pavienių akcijų ir kaip pasirinkai tas kompanijas? Akcijos vertė po klinikinio tyrimo rezultatų paskelbimo gali arba šauti į viršų 2 kartus, arba šauti žemyn iki ten visiško minuso. Nuo 65 plus metų jau Lietuvoje skaičiais moterų yra daugiau investuotojų negu vyrų. Apie tai pasakiau savo 7 metų vaikui, nes noriu, kad jisai nuo pat mažumės turėtų tą kažkokį jau galvoj, kad čia reikia investuoti, čia kažkoks toks dalykas. Tai jis labai susijaudino, visų pirma sužinojęs, kiek jisai turi pinigų. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Invest tinklalaidė ir šiandien esu aš, jos vedėja Rena Sariupekian-Kinderė, Invest finansinės švietimo platformos bendraįkūrėja. Šiandien turime tikrai ypatingą svečią, daktarę Eglę Pavydė. Sveika, Eglė. Labas. Kas kiek stebi mūsų socialinėje erdvėje, turbūt matė, kad paskutinius 6 mėnesius, kiekvieną mėnesį disciplinuotai su Eglė investavom į įvairius sektorius, į įvairias finansinės priemonės. Kalbėjom apie tai, lyginom investavimą su Eglės sektorium, kuriam gyvena, kuo jinai gyvena ir daug metų profesionaliai dirba. Ir pradžiai gal norėčiau tada, Eglė, ir tave ir paklausti ir paprašyti pristatyti mūsų auditorijai. Kas esi, kada pradėjai, gal kada gyvenime atsirado investavimas, bet pradžiai šiaip apie save, apie savo veiklą. Taip, žinoma. Tai visų pirma, ačiū labai už kvietimą, labai malonu čia būti. Tai aš esu Eglė Pavydė, aš esu farmacininkė pagal išsilavinimą ir po studijų man to mokslo buvo truputėlį matyt per mažai, nes aš stojau studijuoti doktorantūrą. Dariau iki klinikinius tyrimus labai įdomioj srity su kamienėm ląstelėm. Mes žiurkėm pakenkdavom inkstus gentamicinu didelėm dozėm antibiotiko, kas sukelia joms inkstų nepakankamumą, ir tada leisdavom kamienės ląsteles ir vėl jas išgydydavom. Tai tokia buvo mano daktaro disertacija. Aš taip pat ir Amerikoje stažavausi tuo metu, dėsčiau universitete farmakologiją, įvairių disciplinų studentams, medikams, farmacininkams, odontologams. O pastaruosius 10 metų dirbu klinikinių tyrimų srityje ir dirbu su kompanijom, kurios vysto biotechnologinius vaistus. Dabar dirbu ispanų įmonėje, kuri labiausiai specializuojasi onkologijoje ir retose ligose. Prieš tai dirbau UK listinguojamoje įmonėje HVivo, kuri vakcinose ir priešvirusiniuose vaistuose pagrinde specializavosi. Tai tos pastaruosius 10 metų tikrai esu arti inovacijų, arti biotechnologijų ir paskui galėsim pakalbėti, ar tai man padeda investuojant ar ne. Taip. Ir socialinėje erdvėje esi labai aktyvi. Aš asmeniškai tave jau daug metų sekau ir sekau dar prieš mums oficialiai susipažinant. Tai vienas iš tavo portfelio, jis tikrai man yra iš tos informacijos pusės. Tu esi longevity mitų grovėja, kuri dažnai skelbia bando tos marketinginius visus PR-us, kaip ir pagrįsti moksliniais tyrimais, kažkokie padėti susigaudyti tam paprastam kaip aš, nieko nesuprantančiam vartotojui toj erdvėj, kuris tik pradeda susipažinti su ilgamžiškumo sektoriumi, kaip kas veikia, kas neveikia. Tai, ir matom, kad tikrai esi aktyvi ir sportą daug gyvenime, ir šeima, ir vaikas. Ir mes su tavim, kai pradėjom kalbėti, aš supratau, kad ir investavimas yra irgi dalis viso to. Dažnai kalbant su moterims, tikrai šeima, darbas, hobiai neleidžia yra prieiti, kad atrodo laiko trūksta ir tas investavimas neprioritetas ir tegul gal jis lieka vyrų arba ten kažkada prisėsiu. Tai, o tavo gyvenime su viskuo, ką dirbi ir gyveni, kuom kada atsirado tas investavimas, kada pradėjai apie jį galvoti? Taip, tai pradėjau apie jį galvoti iš tikrųjų ganėtinai seniai, bet ryžtis reikėjo kažkokio, nežinau, turbūt postūmio ar sukrėtimo.
tai tas sukrėtimas buvo COVID'as. Kai vyko COVID'as, jau tuo metu aš kokius 2-3 metus svarsčiau, kad gal reikėtų čia atsidaryti kažkokią tais investicinę sąskaitą ar kažką ir pradėti investuoti. Tuo metu ir pajamos stipriai augo ir taip toliau, darant karjerą. Bet kai vyko COVID'as ir aš pamačiau, visi turbūt matėm tas raudonas eilutes ir tas juodas dienas rinkose, aš supratau, kad tai yra metas, aš dar pralaukiau mėnesiuką, nes man atrodo, ten pats juodumas buvo kova, aš pradėjau investuoti balandį, tai pamačiau, kad gerai, čia viskas grįš į vėžes, bet dar tikrai laikas pirkti ir tada aš turbūt didžiausią sumą iš viso to, kiek dabar esu investavau tuo metu ir tai, žinoma, pasiteisino, nes aš tikrai vadovaujuosi to principu vieno bankininko pasakytų, kad kai kraujas liejasi gatvėse pirk, tai man čia yra tikrai toks signalas, kad turbūt tai yra tas laikas, kai verta pirkt. Ir tada aš įsigijau įvairių akcijų, tuo metu į ETF-us visai neinvestavau, man tuo metu kažkaip... Pasakoji, kad, ruošėsi tam dalykui, ne? Moteris dabar klauso, kuri, tarkim, neinvestuoja, ne? Tai iš kur atėjo tos žinios ar tas supratimas, kad dabar geras momentas pradėti investuoti, kai akcijos raudonoja arba kai rinkoje vyksta kažkokias ten krizės, nes dažniausiai investuotojai kaip tik ypatingai pradžiai išsigąsta, kad jie traukiasi nuo rinkos tuo metu. Taip, tai aš neturėjau jokių žinių. Taip. Mano tėvai visiškai nesusiję niekaip su finansais, mano išsilavinimas nefinansinis. Taip. Man tiesiog kažkoks, nežinau, buvo instinktas, kad apskritai, kaip minėjau, apie tą investavimą galvojau jau kurį laiką, tai matyt, tam morališkai buvau pasiruošus pirmiausia. Bet kažką žiūrėjai, skaitėjai. O tada, kai jau nusprendžiau, kad laikas ir reikia, tada pradėjau skaityti ir praleidau labai daug laiko gilinantis tai, ką daryti, kaip daryti. Ir aišku, manau, tikrai ir klaidų pridariau galbūt ir panašiai, nors aš tų tokių, kur visiškai raudonų eilučių, kur su dideliais minusais turiu labai mažai. Bet tiesiog skaičiau labai daug skirtingų šaltinių, nes suvokiu, kad ir tie šaltiniai, kai kurie gali būti tokie kaip angliškas tas terminas biased, tai nebūtinai jie sakys kažkokią tiesą, objektyvią informaciją. Tai visų pirma, stengiausi kuo daugiau šaltinių skaityti. Stengiausi kažkiek diversifikuoti, kiek įmanoma portfelį, nors labai nuėjau į US Tech, kas yra toksai Captain Obvious, bet jo, tada buvo labai daug skaitimo ir dar toksai momentas, aš dabar kaip save atsimenu, kai tik tai jau investavau tą man tuo metu reikšmingą didesnę sumą, aš akcijų tą portfelį tikrinau kaip beprotė, kasdien ten po nežinau kiek kartų, o dieve čia jau važiuoja žemyn, kyla. Tai paskui labai šitą reikia išgyvendinti, suprast, kad taip tu tą portfelį turi sekti, žiūrėti, bet kad tai nebūtų tokia manija, nes kokias porą savaičių tai buvo tikrai juokinga pačiai dabar prisiminus ir žiauru. Bet kita vertus, tas nuolatinis žiūrėjimas irgi verčia tave tada pasiskaityti. Tai kas čia vyksta, labiau suprastas rinkas ir, kaip minėjau, neturint jokio specifinio įsilavinimo toj srityje, aš tuo metu kažkaip man nekilo į galvą pasiklausti protingesnių žmonių, kad jie patartų, ar galbūt ir neturėjau tuo metu rate tokių žmonių, tai tada tiesiog lioviausi tuo, ką aš gebėjau perskaityti. Visai džiaugiuosi, kad tuo metu nebuvo dar taip plačiai paplitęs AI-us ir negalėjau jo patarimų paklausti, nes tiesą sakant, kiek aš dabar kažko klausiu, aš nesu tikra, ar duodamas geras patarimas ir geras atsakymas. O apie tai galėsim dar pakalbėti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš tiesiog tuo metu daug skaičiau įvairių šaltinių ir kaip man atrodė tuo metu, taip tą portfelį ir susidėliojau. Toks ir tipinis, ir šiek tiek netipinis moterims tokia pradžia, nes dažniausiai, kai moteris pradeda investuoti, jinai būna ženkliai atsargesnė, daugiau daro namų darbus, daugiau konsultuojasi, bet ir aišku, mes visi esam skirtingi ir tai priklauso nuo pačio būdo, koks esi žmogus gyvenime.
ar avantūros yra tavo, ar ne tavo, ar gali greitai šokti riziką, ar negreitai. Tai vat, čia irgi nuo pačio žmogaus ir būdo priklauso. Tai matyt, esi tokia, kuri vat, esi rizikai labiau tolerantiška. Taip, aš manau, kad aš esu pakankamai rizikai tolerantiška, aš apskritai dirbu pardavimų srityje, tai aš galiu dirbti tos didelės įtampos sąlygom, tarkim, kai tu nuolat esi priklausomas nuo skaičių, tu juos turi pasiekti, kai tik pasieki rezultatą, pasirašai sutartį, tau reikia pasirašyti kitą, nes tu šitą jau džiaugtis nebegali. Tai matyt, iš mano darbo specifikos tai šiek tiek yra atėję. Bet taip pat aš nepasakyčiau, kad aš buvau neatsargi. Aš visada pasilikau tą pakankamai didelę, tikrai net 3 mėnesių pagalbę santaupų, kaip kad turėčiau sąskaitoje ir dabar lygiai yra taip pat. Ir tikrai galbūt nenuėjau tuo keliu, kad prisipirkti kažkokių crazy nežinomų akcijų su labai didelė rizika, galbūt didelė grąža, bet didelė rizika. Tai ne, tuo metu tikrai tai buvo tokios įmonės, labai, sakyčiau, didelės korporacijos, akcijos galbūt ganėtinai brangios, bet kadangi tuo metu buvo kritimas, tai vis tiek pirkti apsimokėjo. Tai nepasakyčiau, kad tai buvo super rizikingas sprendimas, nes aš tikrai pamatavau, kiek galiu tų pinigų skirti investavimui ir kad man tikrai, kaip minėjau, ta saugumo pagalbė liktų ir kad ir tos investicijos tuo metu tikrai buvo į tokias, kaip pavadinkim, konvencinės įmonės, kur galbūt nėra labai didelės rizikos, kad jos ims bankrutuos, kažkas labai blogo atsitiks, nors ta rizika, žinoma, visada yra. Dabar aš turbūt, kai jau turiu daugiau patirties, imuosi kai kuriuose vietose nedidelėmis sumomis, bet rizikingesnių sprendimų, bet tada tai tikrai, taip sakyčiau, ta rizika buvo pakankamai valdoma. Tai iš esmės suformavai portfelį iš pavienių akcijų ir kaip pasirinkai tas kompanijas, sakai, didelės, jos sveikos, daug pinigų uždirbančias, bet būtent į technologijas, ne? Tai čia Taip, aš tuo metu stengiausi ir kiek tai buvo įmanoma diversifikuoti, tuo metu nusipirkau ir kelias avialinijų bendrovės, kurias vėliau buvo nukritusios. Taip, jos buvo labai stipriai nukritusios. Lygiai taip pat, atsimenu, irgi nebeturiu tos akcijos, bet Uberio buvo akcijų nusipirkus. Iki šiol laikau portfelyje ir dabar labai geras metas laikyti. Turiu kelias bendrovės naftos. Tai irgi dabar... Kai nafta tada vos už minusinę kainą buvo galima. Tai irgi labai ten stiprus prieaugis yra. Tai buvo diversifikavimo, bet vis tiek taip gavosi galiausiai, kad tų technologinių kompanijų portfelyje daugiausiai buvo. Ir nes daugiausiai turbūt visi kalbėjo ir apie augimus, ir apie tai, kad tos kompanijos ir uždirbs daugiausiai pinigų. Taip. Ir, sakai, su patirtim keičiasi tas supratimas apie investavimą. Ar dabar turi savo planą, strategiją kažkokią pagal turto klases, pagal regionus, pagal sektorius? Kaip dabar dėlioji? Dabar aš taip persižiūrėjau nelabai seniai, prieš gal kokią pusę metų savo portfelį ir pasižiūrėjau, vėlgi skaičiau labai daug ir pasižiūrėjau, kas mano nuomonė galbūt neaugs tiek stipriai, kiek augo iki šiol, gal labiau ta tokia plato arba ne tokia grąža, kaip aš norėčiau. Ir taip pat norėjau ir diversifikuoti kažkiek portfelį, visai neturėjau ETF-ų, tai jų dalį tų akcijų, kurios maniau, kad jau nebeaugs, keičiau į ETF-us tokią gal saugesnę investiciją ir labiau ilgalaikę. Taip pat dabar, sakyčiau, taip nuosekliau galbūt investuoju, nes turiu kas mėnesinius pavedimus, ko anksčiau neturėjau, anksčiau tiesiog šaudavo į galvą kažkas vienas iš vis juokingiausių, viena juokingiausių, bet pasiteisinusių investicijų buvo per paprastas lietuviškas žinias išgirdau, kad labai stipriai krito Amazono ir Google akcijų vertė. Kokie čia laikotarpiai? Dabar tiksliai neatsimenu, kada tai buvo, bet prieš porą metų, bet kad labai stipriai krito vertė, ten buvo netgi apie tai reportažas, ko šiaip retai iš vis pas mus būna žiniuose. O galvoju, reikia nusipirkti, jos abi dabar yra virš 100% paaugusios. Tai va toksai, taip sporadiškai stengiuosi nebeinvestuoti, labiau noriu tai daryti nuosekliai. Dėl to ir ETF-ai turbūt yra tinkamesnė tada priemonė tokiam investavimui. Bet taip pat, jeigu kažką matau, kadangi nuolat tuo domiuosi, man dabar tai tapo kaip ir hobiu iš dalies,
Tai kadangi nuolat skaitau, jeigu matau, kad yra kažkoks arba sektorius ar įmonės, kurios galbūt vertos man daugiau pasidomėti ir pasižiūrėti ir investuoti, tai tada galbūt papildomai persivedu į savo investicinę sąskaitą pinigų ir tą investiciją padarau. Tai va, o šiaip dar kažkiek investuoju į nekilnojamą turtą. O grįžtant, tik norėčiau čia paantrinti, man patiko, nuo ko pradėjai kalbėti, kad neseniai prieš 6 mėnesius tikrinau portfelį. Čia aš tikrinu tai jį on weekly, daily basis kartais, bet aš tą performavimą padariau prieš maždaug pusę metų. Čia bendrai yra toks jau ir labai tyrimai tą parodo ir statistika, kad beje, kuo reičiau tikrinam situaciją su portfeliu, tuo mažiau rizikingų mes jį pradedam suvokti ir tuo mažiau padarom sandorių, tuo mažiau padarome. Tai jeigu sandorius darai prieš 6 mėnesius, tai čia labai gerai. Tai čia reiškia, kad, žinai, turi kažkokį planą, peržiūri kažkiek laiko ir perdarai, ne? Nes žiūrėjimas ir domėjimasis jis atsiranda kada? Atsiranda tada, kai turi daug pavienių akcijų, nes tu tada privalai suprasti, kas vyksta ir konkurencinė aplinkoje, ne, ir visa geopolitika ir įvykiai kaip įtakoja, nes akcija yra toks dalykas, kur gali nusipirkti ir gali per mėnesį 70% nukristi. Toks tiesiogiai. Tai iš to ir turbūt ir atsiranda tas fondas ETF-as, tai kas nežino, tai yra investicinis fondas, kurį galima nupirkti biržoje, taip pat kaip ir akcija. Ir jo skirtumas yra, kad jums pačiam kaip Eglė nereikia žiūrėti, kurią kompaniją, kada nupirkti, kada parduoti, žinios, domėjimasis, bet tiesiog jūs perkate vidurkį tų kompanijų, tai sakykime, jūs gali tam fonde būti 1000, 100 ir jūs perkate dalelį kiekvieno. Tai tuos ETF-us galite investuoti taip pat ir nuo 50 eurų, nuo 100 eurų per visus savo brokerius. Ne? Tai iš tavo pusės turbūt pačiai, kaip ir sakai, patinka, tai tas turi patikti investuoti į pavienės akcijas, nes tai yra ženkliai rizikingesnis, spekuliatyvesnis ir reikalauja domėtis, suprasti verslo ekonomiką, ne, kas įtakoja, kas ne. O tie ETF-ai, gerai, dėl to, kad stabiliau, ar atsirado kažkokia ten planas, disciplina, šiaip kiek nori iš portfelio uždirbti, ar turi tokį planą, vidutiniškai kasmet? Aš suprantu, kad, tarkim, tų ETF-ų grąža bus mažesnė negu kartais aš galiu gauti iš pavienių akcijų. Žinoma, kai išsiniveliuoja ir jeigu kažkokiu turėsi praradimų, tai gal tu iš visų deginsi tą savo grąžą. Bet tai, ką aš mačiau iki tol ir sakau, kadangi nesirinkau tų penny stocks, kurie labai mažos vertės akcija ir tikiesi didelio augimo, bet ten gali nieko neįvykti, tai aš kažkaip nusprendžiau, kad tiesiog noriu susimažinti savo portfelio riziką, plus ta geopolitinė situacija turbūt irgi privertė apie tai susimastyti, bet lygiai taip pat ir į ETF-us investuodama aš juos kažkiek diversifikavau. Tai nebuvo, kad tai yra vienas ETF-as, kuris yra ten, tarkim, visas pasaulis. Kokį turėjai, tarkim, dabar? Tai aš turiu SP500, turiu Europos didžiausių kompanijų ETF-ą. Geriausiai mano šiuo metu performinantis ETF-as yra vėlgi technologijos semikonduktoriai pramonė. Tada esu taip pat tikiu tuo, nežinau, kiek tai išsivystys, bet į tą atsinaujinančios energijos ETF-ą turiu ir galvoju, dar kažką tikrai turiu, ko dabar neatsimenu. Dabar įdomu, biotechnologijos sektorius, healthcare, sveikatos apsaugos sektorius, istoriškai laikomas vienas iš rizikingiausių, bet tuo pačiu ten ir uždirbti pinigus galima nemažai, kas supranta, kas žino, nuo kokių dalykų priklauso sprendimai ir daug kalbėjo apie technologijas, dabar pakalbėjo apie ETF-us, ar investuoji pati į savo sektorių, kiek investuoji, gal kokia dalis yra ir kaip sekasi?
Taip, kadangi aš dirbu biotechnologijų, tai pavadinkim, sektorių, farmacijos ir biotechnologijų, tai yra labai didelė rizika, kadangi akcijos, tarkim, ypač jeigu kalbėsim ne apie ITF-us, o konkrečias akcijas, tai akcijos vertė po klinikinio tyrimo rezultatų paskelbimo gali 100%. arba šauti į viršų 2 kartus, arba šauti žemyn iki ten visiško minuso. Tai yra labai didelė rizika arba didelė grąža ir neseniai netgi pranešimą apie tai skaičiau ir sakiau, kad turbūt kažkokia 5, 6 tik tai ta investicija, kuri gali tą tokią didelę grąžą duoti. Tai iš tikrųjų ir pas save portfelį tai matau. Esu į tokias išsirinkus kelias biotechnologijų kompanijas, į kurias esu investavus ir yra su kai kuriom labai stipriai pasisekę, tai yra keli 100% augimas. Viena, tarkim, buvo jau delistinguota, nes buvo ją nupirkta didžiosios farmacijos kompanijos, tai ten irgi buvo labai didelis prieaugis. Esu portfelėje, turiu pavienių akcijų kaip didžiųjų farmacinių kompanijų, tai galiu paminėti, tai yra AbbVie kompanija, AstraZeneca, Eli Lilly ir Novo Nordiskas. Tai labai juokinga šitus 2 stebėti, nes jie yra konkurentai ir kai vienas krenta, kitas kyla. Tai toks net nežinau, neapsisprendžiu vis dar, kurį palikti portfelyje. Ir tada turiu dar tokių mažesnių pozicijų, kur jau, tarkim, mažos biotechnologijų kompanijos, kur galbūt aš vėlgi matau lygiai tas pats, tai Eli Lilly ir Novo Nordiskas, mes čia galim pakalbėti, kad tai yra nutukimo vaistai, kurie visi turbūt girdėję žodį Ozempikas. Tai yra Novo Nordisk vaistas, kurie labai stipriai šovė tiek su pardavimais, tiek jie vysto naujus vaistus toje srityje. Tai dėl to man šitos kompanijos įdomios. Ir dar esu dabar nelabai seniai už nedidelės sumas, čia tas rizikingesnė dalis, įsigijus Viking kompaniją, Viking Therapeutics ir Zealand Pharma. Tai jos irgi abidvi yra kaip konkurentės, galima sakyti, biotechnologijų bendrovės, kurios taip pat nutukimo gydymui vaistus vysto. Bet čia toksai grinai, parizikuokim, pažiūrėkim, kas bus, plus tai yra biotechnologijų tas sritis, man jinai yra įdomi, tai čia labiau, kaip sakiau, tai yra mažos sumos ir pažiūrėsim, kas iš to bus. Taip, tai tiesiog mūsų žiūrovams, kad tai nėra joks investicinis patarimas, jūs privalo daryti namų darbus, investavimas yra susijęs su rizika ypatingai į tuos instrumentus, apie kuriuos kalbame, net jeigu jūs tikit ir galvojat, kad turite žinių ir potencialo, vidutiniškai 85% investuotų tiesiog investuojantis į akcijas arba pinigus praranda, arba uždirba mažiau negu indeksas, tai būkite labai atsargus su tuo. Tai kalbant su Egle apie biotechnologijų sektorių, tai yra labai rizikingas ir net ir investuojant į indeksą, ETF-ą, bet kokį biotechnology, healthcare'as, tai gali svyravimai būti daugiau negu 40-50% ir tuos duobės labai ilgos gali būti. O jeigu kalbėti apie longevity sektorių, ilgamžiškumo sektorių ir pasaulis vis laukia proveržio, kada jau pripažins, kad senėjimas yra liga. Ir mes galėsime iš to gal uždirbti, kur yra sekantis Novo Nordis, sekantis Eli Lilly, tose sektoriuose, bet vis neatrandam, kur ten investuoti į tą healthcare. Kaip tu matai iš ekspertinės pusės, kas čia imunologija, genomas, kurioje vietoje? Tai sakyčiau, su longevity, su to ilgamžiškumu yra taip 2 padalinkim sektoriai. Vienas sektorius, kur yra labiau wellness ir visi ten, nežinau, medical device'ai, maisto papildai ir tokie consumer produktai, vartotojų produktai. Ir kitas yra jau tas rimtasis biotechnologijos vaistai. Tai yra kompanijų, kurios save pristato kaip longevity vaistus ar terapijas vystančias kompanijas, bet kai aš į jas pasižiūriu, jos man atrodo kaip tipinės biotechnologijų kompanijos, kurios išsirinko tam tikrą indikaciją ir bando vystyti vaistus. Nes tas pats turbūt vienas iš žinomesnių mokslininkų, Davidas Sinclairas, yra jo knyga apie ilgamžiškumą, nuo jo labai daug to bumo ir prasidėjo, tai jis dabar irgi vienoje biotechnologijų kompanijoje pritraukia nemažai finansavimo, jeigu neklystu 80 milijonų pritraukia, bet
tai yra terapija, jeigu neklystu, kurtumo gydymui. Tai vėlgi, kai tu pasižiūri, jie taip teigia, kad jie pakeis ten gene engineeringas ir kiti dalykai. Genų inžinerija, taip, bet kai tu pasižiūri, tai yra dar viena biotechnologijų kompanija, kuri tiesiog turi kažkokią technologiją ir ją bandys pritaikyti kažkokios konkrečios ligos gydymui. Nes taip veikia šiuo metu farmacinė industrija. Tu negali pasakyti, kad aš nuo senėjimo vaistą tirsiu, nes net tie klinikiniai tyrimai, kaip jie yra reglamentuojami, tu net negali tokio dalyko daryti, tu vis tiek turi įsirinkti kažką konkretaus. Tai jeigu jie tą technologiją įrodys, kad pati technologija veikia, ir daug tokių kompanijų yra, biotechnologijų sektorių, jos vadinamos platform technology companies, tai tikrai tada jie galės ją bandyti pritaikyti. Kitai indikacijai, ir gal tada jau galės teikti, kad mes gebam tą amžių atsukti, bet kol kas, kiek aš žiūriu, yra dar kita kompanija, Semo Altmano irgi investuota, kur lygiai taip pat ilgamžiškumo srity dirba, jie visi dar yra iki klinikiniuose tyrimuose, to Davido Sinclairo jau eina į pirmos fazės klinikinius tyrimus, tai mums dar to tikrai reikės palaukti, nes tiesiog klinikiniai tyrimai užtrunka laiko. Tai džiugu, kad ta kompanija yra pritraukus, tarkim, jau reikšmingą sumą, kad tikrai galės turbūt ir pirmos fazės ir antros fazės klinikinius tyrimus pasidaryti už ją, bet laiko dar užtruks. Tai turbūt dar, jeigu taip dar plačiau pažiūrėti, investavimas į ilgamžiškumą, tai yra, kad ne tik ilgiau gyventi, bet ir sveikiau gyventi, ir turime didžiulį demografinę problemą, ypatingai Europoje, tos senstančios visuomenės, aging economy, dabar tas yra terminas, ir net yra tokių ETF-ų, kurie investuoja į aging economy, ir galima skaityti, kad ilgamžiškumas ne tik būtinai tai yra biotechnologijos, healthcare'as. Tai 65 plus amžiaus grupė sudarys vos net trečdalis gyventojų išsivysiusių šalių, ten iki 50 metų. Ir aplink jas suksis naujos ekonomikos, ir reikės ir infrastruktūros, ir reikės ir finansų sektoriaus, kad patenkinti lūkesčius, ir maistas, ir agro, ir funkcinis maistas. Tai aplink tai gali būti ir kitų sektorių, kurie tas ilgamžiškumo trendą turėtų pajusti tą bumą ir dalyvauti, ne? Tikrai taip, ir aš manau, kad apskritai kol kas dar tas ilgaamžiškumo rinka, sakyčiau, formuojasi, tai kokios yra tos kryptys, kokie yra tie sektoriai, bet aš manau neišvengiama, kad šitas sektorius labai labai stipriai augs ateinančiais metais, apskritai, kaip jeigu taip paimkim ilgaamžiškumo industriją, kurioje yra ir vaistai, ir ten papildai ar kažkokie medical device, infrastruktūra, agingo, tos senėjančios visuomenės visi elementai, tai aš manau, kad tai tikrai neišvengiamai sektorius augs vien dėl to, kad kitaip ekonomika negalės būti tvari. Nes, tarkim, šiuo metu Lietuvoje, ir vienas iš klausimų, kodėl aš pradėjau apie investavimą ir savo portfelį kalbėti, tai Lietuvoje vidutiniškai žmonės gyvena ten 70 kelis metus, vyrai 70 vienerius, jeigu neklystu, moterys 80 vidutiniškai. Taip, tai žinoma, kai kurie trumpiau, kai kurie ilgiau, bet tas skirtumas tarp vyrų ir moterų yra labai didelis, ir vadinasi, moteris, jeigu neužsitikrins to turto kažkokio savo gerbuvio iki tol, kol jau sulauks pensinio amžiaus, ir dingsta jos sutuoktinis, kuris galbūt rūpinosi tais finansais arba kuris aprūpino šeimą, tai tada tu tą likusį laiką lieki viena, tau reikia rūpinti savo sveikatą, apie ką mes ir kalbėjom, ir tu net tam neturi lėšų. Tai čia yra viena iš priežasčių, kodėl aš kalbėjau. Bet grįžtant prie to sektoriaus, tai tikrai tai yra neišvengiama, ir aš dažnai miniu tą pavyzdį, kad 2018 metais įvyko toksai lūžis, kai vaikų, kuriems yra mažiau negu 5 metai, tapo mažiau negu žmonių, kuriems yra daugiau negu 65 metai. Ir tas atotrūkis tik didės, visuomenė tik senės,
vadinasi, greičiausiai ir pensinis amžius turės vėlėti, ir žmonės turės dirbti skirtingos kartos kartu, ir apie tai visos ekonomikos turi mąstyti, tai tos investicijos į tą vietą, kaip išlaikyti tuos žmonės kuo ilgiau produktyvius, kad valstybės neturėtų jų išlaikyti patys, tikrai šitas posūkis turės įvykti. Ir aš manau, kad kai kurios valstybės dar apie tai visiškai nemąsto ir labai stipriai atsilieka. Tokios pažangios šalys šitoj srity, kaip Singapūras, investuoja į tai labai labai konkrečiai ir net yra paskirtas žmogus, kuris turi savo rodiklius, kuriuos turi pasiekti per tam tikrą laiką, kaip pagerinti tos visuomenės sveikatą, tai mes tų pokyčių vienareikšmiškai matysim. Taip, ir iš to trendo, kad moterims dėl tų demografinių priežasčių reikės įsitraukti ir į darbo rinką aktyviau. Ir šiaip turint omeny tą investavimą, jos ir bus priverstos investuoti, nes gali būti ir turto paveldėtojos. ir Lietuvoje turim tokią statistiką, kad visose amžiaus grupėse skaičiais vyrų yra daugiau investuotojų negu moterų, apart 65 plus metų. Taip. Nuo 65 plus metų jau Lietuvoje skaičiais moterų yra daugiau investuotojų negu vyrų, nes vyrai tiesiog miršta. Tai moteris gyvena vidutiniškai 10 metų ilgiau negu vyrai, ir tos moteris, kurios turėtų, ir atrodo situacija tokia, kad kurios investuoti daugiau, jos investuoja mažiau. Tai ir kaip ir paminėjai, taip ir sveikatą, ir savim pasirūpinti reikia, nes pensijos neužteks nei vyrams, nei moterims išgyventi Lietuvoje, o mes žinome, kad vidutiniškai reikia bent jau 70% savo pajamų dabartinių užtikrinti pensijai, senatvei, kad jaustis tvarkingai gerai ir kokybę tą gyvenimo neprarasti, arba bent jau išlaikyti tą minimalę kažkokią. Taip. Tai gerai, tai šitą pakalbėjom iš savo asmeninės pusės pasidalinai ir tikrai daug gilinėsi, bet mes žinome, kad moteris dar vadinamos CFO šeimos, Chief Financial Officer. Ne tik dirbti reikia, uždirbti savo, išlaikyti save ir padėti, bet ir taip priimam visus sprendimus, kas liečia namų, ūkio tvarkymą, ten kokio maisto nupirkti. Jeigu pažiūrėtum statistiką, 8% sprendimų. Maistas moteris priima, vaistai moteris priima, ten gydymai, viską moteris, tai nemažai, net ir planuojant kelionės, irgi moteris. Tai kalbant, grįžtant prie finansų, ar šeimoje pas jūs turite atskirus portfelius, kaip vaiko, ar yra vaikui kažkokias krepšelius dėliojate investicinės? Taip, tai mes turim atskirus portfelius, šiaip pas mus yra, sakyčiau, ganėtinai tolygus pasidalinimas apskritai atsakomybių šeimoje ir tuo aš labai džiaugiuosi. Ir dėl finansų, tai taip, mes taip subalansuotai dalinamės namų ūkio išlaidas, bet sakyčiau, portfeliai mūsų atskiri. Dėl vaiko aš esu tokį, nežinau, kodėl man taip šovė į galvą, bet kai vaikas gimė ir yra ten motinystės kažkokia išmoka vienkartinė, paskui yra tie vaiko pinigai kas mėnesiniai, aš nusprendžiau, kad nei vieno cento iš tų pinigų neišleisiu ir kaupsiu. Tai labai ilgą laiką taip ir kaupiau, vis padėdavau ant kokio indėlio su geresnėm palūkanom arba tiesiog taupomoji sąskaitai, kurią vis persiveda tie mėnesiniai pinigai ir ten bent kažkoksai procentėlis yra, kur paauga. Bet dabar iš tikrųjų nusprendžiau, kad aš tokį juoką turiu, kad guli tie pinigai sąskaitoje ir girdžiu, kaip jie nuvertėja dėl visų ekonominių situacijų aplinkui. Tai nusprendžiau, kad irgi turbūt padarysiu tokį saugų investavimą tų pinigų su vėlgi tuo kas mėnesiniam perlaidom ir tiesiog nupirksiu už tuos pinigus kelis ETF-us ir nuolat juos pervedinėsiu pinigų. Apie tai pasakiau savo 7 metų vaikui, nes noriu, kad jisai nuo pat mažumės turėtų tą kažkokį jau galvoj, kad čia reikia investuoti, čia kažkoks toks dalykas. Tai jis labai susijaudino, visų pirma sužinojęs, kiek jisai turi pinigų. Ir visų antra labai susijaudino, kad aš juos kažkur investuosiu ir jų pasiimti negalės. Bet aš matau, taip ir prasideda edukacija ir aš sakiau vėliau, kai jis jau šiek tiek daugiau galbūt supras, tai rodysiu, kas ten darosi, tai koks yra tas prieaugis ar pokytis ir panašiai, kiek tų pinigų ten įkrenta per mėnesį ir taip toliau. Tai toks mūsų šeimos finansų modelis.
Tarp kitko, vat, dėl vaikų vat, švietimo yra geras toks tipsas, kur galima vaikui nupirkti akcijas kompanijų, kurie dalyvauja aktyviai gyvenime integravęs. Yra kaip, nežinau, McDonald's, Coca-Cola, visi tie žaidimai. Ir tada aiškiau tampa, ne? Tai vat, išgeri Coca-Colas, nupirkai ir ką tik vat, savo išmokėjai kažkiek tai dalį pelno, kurį dabar ten sumokėjai parduotuviai. Taip, ir gali stebėti ir žiūrėti tuos visus pakeitimus, vat, kaip viena vat, iš edukacijos dalių. Ir kita dalis, kad toj erdvėjai, jeigu pažiūrėti socialiniai medijoje, TikTokas yra pilnas dabar, pilnas to triukšmo investicinio iš vienos pusės. Jis, kaip atrodo, kalbame apie tos finansus ir investavimą, bet kita pusė, jeigu tai daryti ir pažiūrėti, kas dominuoja eterėje, tai dominuoja ten kažkokie kripto, kažkokie super rizikingi dalykai, kur, atsakykime, tie brokeriai, tie finansų influenceriai, ką reklamuoja, tai labiausiai reklamuoja ne tam, kad uždirbtumėt, o tam, kad kažkur kažkas komisinių daug paimtų. Taip. Tai matom mes iš statistikos, kad vat, ta jaunoji karta, kurie ateina jau ten paaugliai, jie jau pradeda investuoti, nes Lietuvoje nuo 14 metų su tėvų sutikimu jau vaikai gali pradėti ir savo vardų sandorių sudarinėti. Tai praktiškai tai jie perka ką? Pačius rizikingiausius dalykus, kur daug galima gal ir uždirbti, bet ir daug galima pradirbti. Ir tai pagrindė vedama yra to, kad ta dalis, socialinės medijos ir burbulas, kuriame jie yra, jis yra pilnas to skemo. Ir kartais aš matau, kad ir tėvai paveikiami yra, nes sunku atsispirti, kai vaikas ateina ir rodo, žiūrėk, kaip augo per mėnesį, 1000%, kaip tavo akcija parodyk. Ir tas tėvų darbas ir patiems gilintis ir padėti vaikams susigaudyti tą sferą. Tai grįžtant prie tavo komentaro, Coca-Cola ir McDonald's netinka prie mūsų longevity temų, bet tikrai taip, aš noriu jam rodyti, kad jisai, sakau, nuo mažumės bent jau turėtų tą kažkokią sėklytę pasėtą, kad tuo bent pasidomėt pačiam reikia, nes lygiai taip pat yra ir su tuo ilgamžiškumu ir sveikata. Aš jau jam ten sėklų pridėjus, jisai manęs klausia, ar čia sveika ar nesveika valgyti. Kaip, pasidalink, labai įdomu, aš manau, visom moterim, mes turim dar pabaigai tikrai laiko pakalbėti, tu sveikų įpročių esi kaučeris. Jeigu sugebėjai savo vaiką, nes reikia turbūt nuo savęs ir pradėti, ne? Tai ir investavime taip yra, žingi, investavime tai jau pradžią kaip investuotoja, po to kaip dirbdamas investuotojas. Tas labai svarbu praeiti pačiai su savo šeima, tai pasidalink tipsais dabar. Kaip vaikas dabar klausia apie... Aš sakyčiau, jeigu tau pačiam kažkas yra prioritetas, tai tada labai lengva parodyti vaikui, kad taip, savo pavyzdžių, nes kitaip nieko nebus. Tai tarkim, tiek aš, tiek vyras sportuojam abu. Vaikas taip pat lanko futbolo treniruotes. Tai čia toksai, gal kuris lengviausias, nes tu tiesiog vedi jį į būrelį ir jisai priverstas fiziškai būti aktyvus. Bet kai aš kažką valgau arba nevalgau, arba kažko atsisakau, jisai, tarkim, manęs klausia, kodėl, ir aš tada jam aiškinu. Ir tada kitose vietose jisai, ypač kai bando naujus dalykus, jis visada paklausia, ar čia sveika ar nesveika. Arba, pavyzdžiui, būna, jisai kažką nori valgyti ir jis jau pats turbūt supranta, kad ten daug cukraus ar kažko, ir jis tada klausia palyginimo, tai šitas ir šitas, kuris veikesnis. Tai tokie juokingi dalykai. Bet aš manau, kad jeigu tau pačiam nebus tavo sveikata prioritetas, tai ir vaikui tu niekaip to neįdiegsi. Tai manau, lengviausia pradėti, nėra tai lengva, bet pradedam nuo savęs, po truputį kažkokią rutiną įsivedam, po vieną dalyką, ir tikrai aš nesu kažkoks, nebandau atrodyti idealus variantas. Mes irgi čia kalbėjom neseniai, kad ir miego dabar trūksta, nes labai intensyvų darbe, ir sportas nuo to kenčia, bet visą laiką reikia bandyti tą rutiną išlaikyti, į ją grįžti kuo daugiau ir kuo dažniau, ir tada susiformuoja tie įpročiai ir po truputį. Aš dar manau, kad nereikia savęs kankinti, nes labai dažnai būna, tarkim, su tuo pačiu sportu. Pradeda kažkas sportuoti, pradeda tai daryti per intensyviai, visą kūną skauda,
aš nebenoriu į tą salę. Tai jeigu mes tai darysim po truputį, įsivesim gal iš pradžių tik 2 kartus sportuoju per savaitę, ar tik 1 kartą, paskui gal 2 įvedu, paskui jau gal 3 įvedu, žiūrėk, jau ir susidaro visa sporto rutina. Lygiai taip pat su miegu. Nebeskrolinkim tiek daug vakare, gal bent 10 minučių nueikim anksčiau miegoti ir po truputį jau matai, kad kitą vakarą tiesiog tave jau traukia tuo metu. Tai vat tai po truputį, bet tikrai nesikankinant, nes jeigu mes kažką labai smūgiškai pakeičiam savo rutinoj, tai greičiausiai neprigis. Tai vis tiek turi ateiti labai, labai pamažu. Gal galėtum tada pasidalinti arba patarimu, arba kokiais pamastymais, mūsų žiūri ir vyrai, ir moteris, kurie investuoja arba pradeda investuoti. Gal pas tave aplinkoje irgi yra moterų, kurie mato, kaip tu investuoji ir klausia patarimo, tai nuo ko pradėt, ką turėtų omeny prieš investuojant, kokius dalykus pagrindinius reikia persvarstyti, ar kaip tu parekomenduotum mūsų auditoriją arba draugų rate, kaip kalbėjo apie investavimą? Aš dėl to ir pradėkim nuo to, kad finansai yra vis tiek jautrus dalykas ir aš ir į vieną podcastą jau, kur tikrai labai atvirai atskleidžiau, kiek ko turiu ir panašiai. Tai priežastis, kodėl aš pradėjau apie tai kalbėti, yra būtent ta, kad aš noriu, kad daugiau žmonių ir ypač moterų, kadangi moterų investuojančių procentas yra mažesnis, pradėtų investuoti. Tai pirmas tikrai pasiryžt ir kaip ir man buvo, aš buvau nusprendus, kad reikia investuoti, bet kažkaip tempiau, vis gal kažką paskaitydavau, bet nesiryždavau. Tai jeigu sunku ryžtis, tikrai sakyčiau, kad ir nepasitikit, tarkim, savo jėgom, kad aš čia priinvestuosiu, prarasiu pinigus, tai turbūt reikėtų ieškoti profesionalios pagalbos. Aš to nepadariau. Manau, kad dar to nepadariau iš dalies ir dėl to, kad COVID'as tuo metu buvo ir šiaip visi mes buvom atskirti labiau. Bet tikrai, jeigu tų žinių atrodo, kad trūksta ir net ir bandai skaityti ir vis tiek manai nesi savim užtikrintas, tai ieškoti profesionalios pagalbos. Žinoma, jos neieškoti TikTok'e ir Instagram'e, bet ieškoti pa žmonės, kurie su tuo dirba. Tada tikrai, kaip bebūtų, net jeigu turi, aš manau, pagalbą iš šono, vis tiek reikėtų apie tai domėtis. Kad tu tas savo žinias, aš lygiai taip pat kiekvieną kartą patikrindama savo portfelį, paskaitydama kažkokias iškritusias naujienas, tu galų gale terminų sužinai, kas yra bullish, bearish ir visokie kitokie dalykai, tai tikrai paskirtam laiko ir labai paprastas patarimas. Atsidarykit savo telefoną ir pažiūrėkit, kiek, ten yra labai lengva pamatyti, kiek laiko kiekvienoje programėlėje praleidžiat laiko. Tai paimkit 10 minučių iš kokio Instagramo ir Facebooko ir TikToko, žiūrėkit, jau turit pusvalandį, kad ir per savaitę pusvalandis jau yra šis ir skaitykit, domėkitės ir panašiai. Ir tada turbūt kitas dalykas turėti kažkokią strategiją, tikslus, nes jeigu tiesiog kažką daryti, tai turbūt nėra. Tvarkos nebus. Taip. Tai investavimas prasideda nuo tikslo. Taip, įsivertinat savo ten tikslus, kiek pajamų planuojate investuoti, kokiam laikui ir taip ir dėliojat savo tą rizikos toleranciją. Ir aš manau, kad dar pagrindinis dalykas teorija yra gerai, bet pradėt. Tai dabar pradėt. Taip, nes visos apklausos rodo ir vyrų ir moterų, kokios klaidos nekartotumėt, kad ilgai labai nesiryžau ir neinvestavau anksčiau. Reikėjo investuoti anksčiau. Tai jeigu dabar žiūrite mus ir galvojate kažką daryti, tai čia jums ženklas. Ženklas. Atidaryti ir investuoti į plačiai diversifikuotą pasaulio indeksą, bent jau 50 € ir ta pradžia jau bus labai didelis žingsnis į priekį. Ir taip pat dar noriu paminėti, kad mes šiandien daug kalbėjomės apie tai, kad reikia domėtis, stebėti, analizuoti, bet tai reiškia, kad daug investuojavimas į akcijas, tiesioginės akcijas to reikalauja. Investavimas į indeksus arba ETF'us tai yra automatizacija, planas ir tai yra 5-10 minučių per mėnesį. Galima iš vis nei domėtis, nei skirti, tiesiog periodiškai tą viską daryti. Noriu labai padėkoti už įdomų pokalbį ir manau, kad tai bus mūsų vienas iš highlightų viso mūsų kol kas podcastų. Ačiū labai, Eglė. Ir jeigu norite daugiau turinio su Eglė, užeikite į mūsų Invest socialinius tinklus Instagram'e. Mes kiekvieną mėnesį
kalbam apie įvairias investavimo temas, investnariai gauna ir tekstus, aprašymus visų mūsų pokalbių. Dėkoju, jeigu patiko, spauskit subscribe ir susitinkam kitą kartą.